Labadiena, Lietuvos futbolo gerbėjai švo laimėti A lygos titulą ir nutraukti nuo 2 tai, kad Gintros futbolininkė Kristina Perevicato, ji ten pertraukos į Gintros ekipą 11-ukais gibė. Čia geltona kortelė kelia kamuolį ir durų. Rimas ir dar vieną geltoną kortelę. Ir štai taip, čia puikiai užspaudžia varžoves žalgirietės. Adugbė, viena neatlieka čia smūgio metu netikslus perdavimas. Ir pavojinga situacija, kas bus pirma prie kamulio. Jau susigrąžina labai greit kamulį Gintra. Čia gražiai bando, smolį praranda žalgirietės. Čia vėl greita ataka. Blaževičiūtė į priekį, bet Herasimčiuk, Gintros futbolininkė, to darbo kol kas neturi. Čia štai taip ir krinta baudos aikštelėje. Ten Gintros ir šį sezoną tik tais persikelia į Gintrą. Čia pratęsiu mintį po to ir štai toks pavojingas smūgis Gintros atstovė. Čia David ant žemės, bet priekį Blaževičiūtė čia sustabdo. Ir čia skaudžiai ant žemės krenta. Štai taip, Adugbė link vartų. Naudoja aukštą spaudimą čia. Ir prie tolimą Romanovskė. Baudos aikštelė Pereviznik. Dar vienas perdavimas. Blaževičiūtė. Ribeiro ir pavojinga situacija. Labai pavojinga situacija link vartų. Ir štai taip, kampinis, kurio nebus pasiruošusi pradėti. Ta antrąjį kėlinį, baudos aikštelė. Ir čia Šipelytė. Adugbė čia gali bėgti į priekį. Žalgiris Adugbė pasileidžia į greitą puolimą. Į baudos aikštelę, čia per toli atleidžia kamuolį Šipelytė, Ribeiro ir jau čia gali būti pavojinga situacija. Ribeiro Pereviznik. Kviečiama atstovauti moterų nacionaliniai rinktiniai. Čia Pereviznik bandė kamuolį į priekį. Puikiai nuskaito situaciją. Lazdauskaitė gali bėgti į priekį. Žalgiris. Lazdauskaitė, Adugbė. Iš tolėliau, Adugbė. Ir čia galva, štai taip, aikštėje Žulija Dias de Souza. Čia į priekį. Iš labai toli ir štai tokį smūgų. Tos veikos agresijos, daug noro iš jos. Čia Adugbė. Molio. Čia Amorim ir įvartis. 16-metė puolėja muša įvartį. Vėl. Iš toli dabar pasibando Pereviznik. Iš toli Adugbė ir pavojingas smūgis čia. Čia Prosevičiūtė leidžiasi į priekį, bet dar jame Kuckytė. Zulus dirba geltoną kortelę. Čia štai taip pavojinga situacija ir dar jame Kuckytė. Išėjusi iš savųjų vartų, koks jos čia puikus epizodas. Situacija David, į priekį ilgas perdavimas. Čia nuošalė visgi yra. Labai su to nesutinka visa Žalgirio ekipa, bet štai taip, kiek energijos yra išsaugojusi Ugnė Lazdauskaitė. Na, atrodo, neišsemiama ta energija. Penkauskaitė, baudos aikštelėje kamuolys. Pereviznik nepavyksta sustabdyti David. Čia pasiekia kamuolys Adugbė. Ir Adugbė čia klumpa baudos aikštelėje. Ir viskas. Pergalė. Čia švenčia Šiaulių Gintra, tačiau
Na, pagarba abiems komandoms. Tikrai daug jėgų turėjo atiduoti Gintra, kad pasiektų šią pergalę.